Labas, aš Sandra ir aš esu neuroįvairi. Jeigu ir tu dažnai girdi tokius pasakymus savo adresu, kad kas tau yra, ar tu negali būti kaip visi, kodėl tu čia taip jautriai reaguoji, čia viskas normalu, tai kviečiu pasilikti ir paklausyti, gal kažkas surezonuos, kiek neuroįvairus žmogus išgyvena jausmų per vieną dieną. Man 42 metai ir aš bandžiau visą gyvenimą prisitaikyti ir būti normali. Tiesiog prisitaikyti neurotipinių žmonių pasaulį. Realiai iki dabar man tą sekėsi daryti, taip, pem ant pem. Dėl to, kad aš bandžiau dirbti, bandžiau prisitaikyti prie tiesiog daryti tokius dalykus, kur kitiem normalu, kalbėti apie ateitį, apie darbą, apie kažkokius buitinius dalykus ir man žiauriai visą laiką būdavo nuobodu. Ir ta prasme, man nuobodžios tos temos apie kasdienius dalykus, aš apie juos nenoriu klausyti, mano smegenys pervargsta tiesiog, nes man nuobodu. Aš klausau, žmonės šnekasi apie ką jie nuveikia, kaip atostogaus ar dar kažką, tai man yra nuobodu. Bet aš maištavau dėl to, kad aš turėjau įrankius. O tie įrankiai buvo astrologija, veidotyra, kaip žmogus besidomintis giliais dalykais ir gilių vidinių pasaulio. Aš tiesiog ieškojau atsakymų su tais įrankiais, kurie man yra priimtini. Ir aš ir nekeiščiau niekada į nieką kitą. Ir šiai dienai iki šiol aš nesu buvus psichoterapijoje, esu buvus tiesiog vienoj konsultacijoje ir man buvo labai stipri atmetimo reakcija, todėl kad aš eidama pagalbos tikiuosi, kad žmogus supras, apie ką aš kalbu. O būna dažniausiai taip, kad tu ateini pas neurotipinį žmogų ir jam pasakoji savo tuos gilius ir intensyvius išgyvenimus, kurių jisai kaip specialistas pagal metodikas gal ir supranta, bet jisai tikrai nesupranta, kaip tu jautiesi. Tai jeigu aš surasiu specialistą, kuris arba augina vaiką su neuroįvairove, arba pats yra neuroįvairus, aš mielai nueisiu. Bet tam, kad aš galėčiau nueiti pagalbos, tas žmogus turi būti autoritetas. Tai kokie sunkumai kyla? Pavyzdžiui, aš noriu bendrauti, man reikalinga ta bendrystė, bet kai aš susitinku su neurotipiniu žmogum ir jisai pradeda kalbėti apie dalykus, kurie turbūt yra jam normalūs, apie tai, kad yra normalu dirbti, kad nedirbantis žmogus yra netikęs, kad jeigu jisai nepasiekia kažko gyvenime, tai jisai netikęs, kad jisai, jeigu neturi statuso, tai jisai kažkoks yra brokuotas, nevykęs. Ir kas tada kyla? Kyla kaltė. Kyla tokia žiauri kaltė. Pyksti ant savęs dėl to, kad tu atėjai iš viso šitą situaciją, nes kai susidėlioju tą kažkokį scenarijų man saugų, nes man labai svarbus yra aiškumas, kas bus, kas po ko seka, tarkim. Ir kai aš susidėlioju tą scenarijų ir bent menkiausias kažkoks nuokrypis, kažkas vyksta ne taip, kaip aš, pavyzdžiui, noriu, tarkim.
tarkim, grįžta žmogus iš užsienio, kurį labai seniai mačiau. Ir mano scenarijus yra toks, kad mes susitiksim labai greitai, nes aš labai ją noriu pamatyti ir jinai, aš taip įsivaizduoju, kad ir jinai mane labai nori greitai pamatyti. Ir tas neįvyksta, kažkaip viskas susidėlioja kitaip ir man viduj griūva pasaulis, kas atrodytų gal neurotipiniam žmogui tiesiog normalus dalykas, kad žmogus negalėjo, neišėjo, nepavyko ten, žodžiu. Man kyla toks ugnies kamuolys viduj, tokia neteisybė, toks atstumimo jausmas. Tada kyla kaltė, nes atrodo, kažkaip atrodo, kad jeigu tu esi suaugęs žmogus, 3 vaikų mama, kur jau realiai galėtum būti ir močiutė, pagal amžių, tu taip reaguoji ir ta tavo reakcija tau sukelia baisinę tokią kaltę, o kaltė yra pats šūdiniausias jausmas. Ir nuolat pas mane sukasi, žodžiu, cirkuliuoja kaltė, gėda, toks labai stiprus stuburas turi būti tam, kad tu atsilaikytum prieš, atrodo, visą likusį pasaulį, nes tavęs niekas nesupranta. Tu jautiesi dažnai vienas. Ta prasme, aš tikrai jaučiuosi labai dažnai viena. Dėl to, kad aš neturiu žmogaus, kas suprastų tuos išgyvenimus, kuriuos išgyvenu aš. Ir aš turiu tikrai labai daug žinių. Aš turiu žiauriai daug žinių ir aš viską suprantu teoriškai. Bet kai kyla man tas viduj tie dalykai, kaip koks uraganas, jie yra nekontroliuojami. Dalinuosi dėl to, kad aš žinau, kad aš tokia ne viena. Ir turbūt, jeigu žmogus jaučiasi kažkaip panašiai, laiko save kažkokiu brokuotu, nes pas mus visuomeniai labai vis dar gaji ta stigma tokia, kad čia yra kažkoks sutrikimas. Man nėra sutrikimas. Man yra tiesiog kitoks smegenų veikimo būdas, kai realiai man sutrikimas atrodo tai, kaip mąsto neurotipinis žmogus. Man tas atrodo sutrikimas. Bet kadangi gyvenam neurotipiniam pasaulyje, tai tokia stigma yra, kad brokuota jaučiuosi aš. Ir geriausiai jaučiuosi su savo vaikais, nes jie irgi yra laisvi, labai gabūs, labai giliai matantys ir su jais jaučiuosi taip, kaip tokia gauja, tokia mini gauja. Tai mano čia yra stiprybė, mano vaikai yra mano stiprybė. Šitą neuroįvairovę atradau labai neseniai, todėl nežinau dar ką labai daug pasakyti. Aš galėčiau ją tiesiog sutapatint arba kažkaip mano dabar toksai yra tokia užduotis vidinė, pati savo, yra sukurti sistemą su savo įrankiais ir su neuroįvairove. Ir parodyti, kad čia nėra sutrikimas ir kažkoks negalia kažkokia, o kad čia yra stiprybė tam tikrose srityse, bet ne visur.
tarkim, tie nenoras tvarkytis, pavyzdžiui, arba kai tu nepajėgi tvarkytis, jeigu tu išnaudoji ten tuos savo rezervus iki pietų. Impulsyvumas, kai šauna į galvą ir nieko nematai aplinkui, tiesiog varai, va, taip. Kas čia dar? Nes, tu atrodai nesveikas dėl to, kad tu atrodai kažkoks ten tinginys, kad tu nieko nenori. Bet neuro įvairus žmogus nėra tinginys, jam žiauriai įdomus dalykai yra kiti, o ne kažkokie buities dalykai, ne kažkokie elementarūs tokie. Čia neįdomu yra, čia yra nuobodu. Įdomu yra tai, kur tu gali kažką atrasti arba kurti, arba tu ten užduoti kažkokią. Turi, kur tau kažką reikia surasti arba padaryti, arba nežinau, kur turi konkrečią užduotį. Tai čia yra labai surasti, pavyzdžiui, kaip detektyvui, kokį lobį arba atsakymą. Ir kai reikia atsakymą surasti, tai taip užsikuria smegenys, kad aš galiu, pavyzdžiui, nemiegoti. Arba kai lobių savo ieškau. Tai aš irgi galiu net neit miegoti, aš pamirštu valgyti, pamirštu atsigert. Kas irgi su neuro įvairovė yra tokie dalykai, kurie tu tiesiog pats pamiršti pavalgyti arba atsigert. Tai tau sunku gal būna kartais pasirūpinti ir vaikais ir suprasti jų poreikius, jeigu jie dar nekalba. Žodžiu, daug visokių reikalų yra ir apie juos dar tikrai pakalbėsiu, nes aš labai noriu dalintis ir suprasti ir gauti atsakymus. Ir aš juos tikrai gausiu, nes mano čia yra dabar toksai spindulys dėmesio sutelktas į tai, kad aš gaučiau atsakymus, kaip viskas vyksta ir kaip su tuo gyventi. Tai jeigu tu irgi jauti, kad tu turi tą neurodivertiškumą, neuroįvairovę, tai tu ne vienas, arba tu ne viena. Aš žinau, kad ir aš ne viena. Tik man labai sunku kitais žmonėm pasitikėti. Nes, pavyzdžiui, labai prisileidus arti žmogų, aš labai savo sukeliu daug skausmo. Ir dėl to aš stengiuosi iš vis žmonių šalia savęs neprisileisti. Tam, kad aš išvengčiau skausmo, kurio ir taip mano gyvenime užtenka.